Gala puts up a long one. Good! How's that for a nice little... Pabaig sakinį. Krepšinį žaidžianti moteris, man atrodo. Labai seksuali. Krepšinį žaidžianti moteris, man atrodo, labai seksuali. Xiao Ting. Oh, what a play from Xiao Ting! What a move, just give her the ball. Ir kai žinojau, kad keliausiu kažką vėl kurti Kaune, tai pagalvojau, kad kas gali būti tobuliau negu krepšinio mieste Kaune statyti spektaklį pavadinimu Žalgirės apie moterų krepšinio komandą. Tai kadangi šitam spektaklį aktorės virs krepšininkės, tai mes turbūt tikrai pamatysim ir tritaškių, ir puolimo derinukų įvairiausių, galbūt dėjimų iš viršaus? Nu ne, dėjimų matyt nepamatysim, nebent... O gal ir pamatysim, o kodėl ne? Aišku, teatregi viskas yra įmanoma ir merginos dabar jau po truputį aktorės merginos jaukinasi tas idėjas, kad vat, reikės susipažinti su krepšinio taisyklėm, reikės treniruotis. Ta pjesė yra parašyta mąstant būtent apie tokią vieną krepšinio merginų mėgėjų komandą, kurioje lankosi ir dramaturgė Gabrielė Labanauskaitė. Jinai žaidžia krepšinį ir pakankamai gerai. Ir aš sakau, nu ką ten, nu gerai, nu ateisiu aš tenai, parodysiu, kaip reikia tai daryti. Bet žinokit, aš po vienos treniruotės tikrai pakeičiau nuomonę, nes merginos puikiai žaidžia ir, nu ta prasme, nusilakščiau kaip reikalas. Phillips goes inside and puts it up off the glass. That move from Aaron Phillips, Jeff, look at this. Behind the back, here comes the... Aš labai norėjau tokios medžiagos lengvos, kad tai būtų komedija su žinute. Vat mano yra toksai tikslas, kad žmonės pamatytų gerą, labai tokią energingą, lengvą, gyvą komediją, bet kartu išsineštų tą socialinę žinutę, kurių čia yra begalė. Another block shot for Laura Sanders. Turkey's MVP tonight.